Labas vakaras, tariu Jums trečiadienį gegužės 14-ąją ir kviečiu pasižiūrėti Jonavos kabelinės televizijos savą parengtas žinias. Galimovas lieka nuteistas dėl tarybos nario veiklai skirtų lėšų pasisavinimo. Muziejų dienos Jonavoje – gyvybės pilnas muziejus. Duotas terminas sutvarkyti statinį arba jis bus griaunamas. Jonaviečius nugalėjo 7bet Lietkabelis. Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Galimovas lieka nuteistas dėl tarybos nario veiklai skirtų lėšų pasisavinimo. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo nuosprendį, kuriuo Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Galimovas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, svetimo turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Jis 2019-2023 metų kadencijos metu pasisavino jam patikėtą svetimą turtą, iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos avansų gautas lėšas, skirtas tarybos nario veiklai vykdyti. Apeliacinis teismas pritarė apygardos teismo išvadoms, kad Žilvinas Galimovas į savivaldybės buhalterijai pateikiamas avanso apyskaitas įtraukdamas realiai nepatirtas išlaidas degalams, jas grįsdamas kitiems asmenims išduotais kasos kvitais, taip pat įtraukdamas išlaidas, kurios pagal teisės aktus nelaikomos su tarybos nario veikla susijusiomis išlaidomis už automobilio stovėjimą, kitam asmeniui priklausančio automobilio remontą ir ketinamų įsigyti 2 automobilių kompiuterinę diagnostiką. Ne tik suklastojo tikrus dokumentus, bet ir pasisavino daugiau nei 10 000 eurų, taip padarydamas didelę neturtinę žalą Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir valstybei. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad apygardos teismas nepagristai Galimovą pripažino kaltu dėl lėšų skirtų mobiliojo ryšio telefonui ir telefono draudimui įsigyti pasisavinimo, iš viso šiek tiek daugiau nei 259 eurus. Šios išlaidos apeliacinės instancijos teismo pripažintos susijusiomis su tarybos nario veikla, tai yra kompensuotinomis. Todėl Galimovo pasisavinto turto vertė nuo 10 532 eurų sumažinta iki 10 272 eurų. Atitinkamai nuo 2145 eurų iki 1886 eurų sumažintas savivaldybės administracijai priteistos turtinės žalos dydis. Didžiąją dalį turtinės žalos nuteistasis atlygino dar iki teisminio tyrimo metu. Apeliacinis teismas taip pat konstatavo, kad apygardos teismas Galimovui, kuris anksčiau neteistas, naujų nusikalstamų veikų nepadarė, yra dirbantis, savanoriškai atlygino didžiąją dalį turtinės žalos, paskyrė per griežtas baudas. Buvo skirta subendrinta 15 000 eurų bauda. Lietuvos apeliacinis teismas Galimovui paskyrė galutinę subendrintą bausmę – 10 300 eurų baudą, atitinkančią pasisavinto turto vertę. Tačiau jam skirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams, palikta nepakeista. Nors Galimovas teigia, kad nežinojo ir negalėjo suprasti, jog jo veiksmai yra neteisėti, nes jis veikė pagal ilgametę savivaldybėje nusistovėjusią praktiką, pagrindžiant tarybos narių patirtas išlaidas, tačiau apeliacinis teismas nurodė, kad teismas privalo vadovautis įstatymu, o ne susiklosčiusią ydingą praktiką, ar vertinti, kad neteisėtų veiksmų kontrolės ar prevencijos trūkumas šalina asmenų baudžiamąją atsakomybę. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje įsiteisėja jo priėmimo dieną, tačiau kasacinė tvarka per 3 mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiajam teismui. Tarptautinė muziejų šventė atkeliauja ir į Jonavą. Gegužės 16 dieną kviečiama į renginį Gyvybės pilnas muziejus.
Šiandien sveikinuosi su Krašto muziejaus vadove gerbiama Daiva. Labą dieną. Labą dieną. Ir iš karto puolu teirautis, tiesiog puolu teirautis, nes artėja muziejaus šventė. Na ir pristatykite mūsų žiūrovams, kas jų laukia ir kuri tai data. Jau šį penktadienį, gegužės 16 dieną, minėsime Tarptautinių muziejų dieną ir šią progą pakviesime jonaviečius į renginį. Visą dieną muziejus bus pilnas gyvybės, jau nuo 13 valandos veiks edukacinės dirbtuvės. Pirmoji bus gyvybės medžio tapimas ant medinės lentos, šias dirbtuves ves Liepa Maciulevičiūtė. Kviesime gyvybės medžio raštais dekoruoti medinės lentas, kurias artėjant jau miesto šventė jubiliejiniai, jomis išpuošime muziejaus kiemelio medinę tvorą. Tad kiekvienas galės prisidėti ir savo darbeliu papuošti muziejaus erdvę. Aš kiek atsimenu, lygtais Liepos tapytos skrynios buvo pas jūs muziejus ekspozicijoje, tiesa? Taip, ta pati Liepa. Taip, tai ta pati Liepa, labai kūrybinga mergina. Ji visai neseniai muziejuje buvo atidariusi savo pirmąją personalinę parodą, kurioje pristatė medinės skrynes, dekoruotas gyvybės medžio motyvais. Na tai ši tematika jos nepaleidžia ir ji dabar kviečia ir kitus tapyti gyvybės medį. Kas toliau programoje numatyta? Taip, kitos dirbtuvės tai bus karpyto atviruko dirbtuvės gyvybės raštai. Jas ves taip pat jonavietis, Nojus Žusinas, taip, visų mylimas Nojus Žusinas. Beje, šiuo metu Jonavos krašto muziejaus dailės skyriuje yra eksponuojama jau antroji personalinė Nojaus Žusino karpinių paroda, tad kviečiu jau dabar apsilankyti ir ją apžiūrėti. Na, o penktadienį šventės metu kartu su Nojumi pasigaminti gyvybės raštais karpytą atviruką. Sekančios dirbtuvės prasidės 15:30 minučių ir jas ves keramikė Vita Vaitkevičienė. Ji kvies dekoruoti puodynę, keraminę puodynę gyvybės rašto motyvais. Tai kiekvienas gaus puodynaitę, kurią galės dekoruoti gyvybės medžiu, vėliau mes ją išdegsime, na ir turės savo autentišką pasigamintą puodynę. Nuo 17 valandos ta pati keramikė Vita Vaitkevičienė kvies pasigaminti švilpynę paukštelį. Tad taip pat kviečiame. Paukštelis galbūt susijęs irgi su Jonava gyvybės pilna, gyvybės medžiai, paukšteliai. Taip, tai mes ne veltui ir pradėjau pasakojimą, kad sieksime, jog visą tą dieną Jonavos krašto muziejus būtų pilnas gyvybės. Paukštelių, gyvybės medžio ir žinoma lankytojų. Na taip, ir paskutinė edukacija bus šiaudinio paukštelio pinimas. Tai vėlgi paukštelį, tik jau šį kartą iš šiaudų ir jas ves Julija Šlajienė. Na, o šioms edukacijoms pasibaigus visus pakviesime susirinkti į vakarinį koncertą, kuris prasidės nuo 19 valandos. Ir tą koncertą pradės Jonavos kultūros centro džiazo grupė Jazz Studio. Na ir vainikuos ir užbaigs iš Kauno atvykstanti džiazo grupė Magic Line Quartet. Tad tikimės gero oro, nors prognozės pakol kas mūsų nedžiugina, bet mes vis tiek tikimės, kad oras mus nepaves ir turėsime gražų vakarinį koncertą. Na, tai vis tiek tokia programa daugiausia orientuota dienos metu. Taip. Anksčiau įspūdingai labai atrodydavo jūsų tie šviesos efektai, sienelės, fotostudijos, ar kas tenais buvo. Šito dalyko nebus vakarinėme koncerte? Ne, šį kartą mes nedarysime. Tai buvo šviesos fotografija, greičiausiai, apie ką jūs kalbate. Tai šiais metais mes to nedarysime, nes reikia jau, kad būtų pakankamai tamsu. Na ir oras tikrai šiluma mūsų šiais metais dėja nelepina ir nedžiugina, tad šios idėjos nutarėme atsisakyti. Bet užtat, manau, koncertas tikrai, kaip pasakyti, bus tikrai gera pakaita. Tai priminkit, kurią dieną švęsime
Ir kur laukiame visų? Jau šį penktadienį, gegužės 16 dieną, edukacijos startuoja nuo 13 valandos, o vakarinis koncertas nuo 19 valandos. Ačiū Jums už pokalbį. Primenu, bendravome su Jonavos krašto muziejaus direktorė Daiva. Ačiū Jums. Ačiū. Savivaldybė informuoja, jog jeigu per paskirtą laiką nebus pašalinta grėsmė, bus inicijuojamas Piliakalnio gatvės 16 namo nugriovimas. Savivaldybė informuoja, kad Piliakalnio gatvės 16 namas Rūkloje yra avarinės būklės ir pavojingas gyventi. Jį būtina nugriauti. Savininkai turi 3 mėnesius tai padaryti. Jei ne, namo griovimu pasirūpins savivaldybė. Namo administratorius Jonavos paslaugos yra atsakingas už bendro naudojimo patalpų priežiūrą. Kadangi Piliakalnio gatvės 16 daugiabutis yra akivaizdžiai nesaugus gyventi ir kelia pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai, administratorius užsakė specialų pastato patikrinimą ekspertizę, kurios išvadose rašoma, kad namas neatitinka saugumo reikalavimų, namo konstrukcijų būklė yra avarinė. Jau yra įvykę konstrukcijų griūčių ir yra didelė tikimybė, kad griūčių bus daugiau. Pastato nebeįmanoma suremontuoti ar rekonstruoti, jį reikia nugriauti. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, pastatų savininkai privalo patys pasirūpinti pastatu, jeigu jo tolesnis naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Todėl Jonavos rajono savivaldybės administracija prašo Piliakalnio gatvės 16 namo Rūkloje butų ir kitų patalpų savininkų per 3 mėnesius imtis veiksmų dėl namo nugriovimo, kadangi jis nebegali būti kitaip sutvarkytas. Jeigu per 3 mėnesius pavojus nebus pašalintas, savivaldybė gali pati inicijuoti namo nugriovimo procesą pagal įstatymus. Prieš jonaviečius laimėjęs 7bet Lietkabelis įsirašė svarbią pergalę. Svarbi ir dramatišką pergalę Lietuvos krepšinio lygoje Best Safe LKL įsirašė Panevėžio Lietkabelis, kuris namie 72-68 palaužė Jonavos 7bet klubą. Tai pirmas sykis Best Safe LKL sezone, kai šią tarpusavio akistatą laimi panevėžiečiai. Jonaviečiai lieka 3, nors savo atotrūkį nuo varžovų galėjo padidinti. Tuo tarpu panevėžiečiai išsilygino pergalėmis su 4 vietoje esančia Vilniaus Wolves Twinsbet. Iki reguliaraus sezono pabaigos Lietkabelis dar susitiks su Mažeikių M-Basket Delamode bei Utenos Uniclub Bet Juventus. Jonavos 7bet žais prieš Vilniaus Wolves Twinsbet ir Klaipėdos Neptūną. Antradienio rungtynėse Aukštaitijos sostinėje rungtynes sėkmingiau pradėję jonaviečiai po pirmųjų 10 minučių buvo susikrovę saugų 9 taškų pranašumą. Antrajame kėlinyje po panevėžiečių spurto šeimininkams pavyko sumažinti atsilikimą iki minimumo ir į ilgąją pertrauką jonaviečiai išėjo pirmaudami vos 1 tašku – 32-31. Antrojoje rungtynių pusėje kova abiejose aikštės pusėse vyko apylygiai. Ketvirtajame kėlinyje šeimininko ekipai pavyko atitrūkti ir nors jonaviečiams pavyko priartėti, po lemiamų metų realizuotų varžovų metimų jonaviečiai turėjo pripažinti antrąjį pralaimėjimą iš eilės. Dėl traumos rungtynes praleido Zotovas ir Breutonas, kuris bandė rungtyniauti, bet trenerių štabas po pirmųjų minučių nusprendė nerizikuoti geriausio balandžio mėnesio žaidėjo sveikata. Pasveikinti Lietkabelį, pergalę, manau, tikrai pelnyta. Visos rungtynės su Lietkabeliu tokios šį sezoną. Tikrai kovingos, tiek pirmas, tiek mažiau antras kėlinys, bet gerai, kad grįžom, išgirdom, ką norim daryti 3-4 kėlinį. Rungtynių baigti nulėmė tiesiog paprasti dalykai, pramestos baudos, tritaškio pataikymas procentas, neatsitverti dalykai, tai nežinau, čia lysti labai detalės nenoriu, bet šiek tiek jutau, kad komanda negali jungti 5 pavaros šiandien. Tikrai tas tarpas nuo rungtynių iki rungtynių buvo tikrai per mažas, kad turėti šiandien komandą. Tai kiek vyrai turėjo pastangų, tiek turėjo. Šiandien kovėsi iš to, ką turėjo savo bakuose, sakykim, to benzino, tai
pavara 5 šiandien neįsijungė. Ir turbūt ir Lietkabelio buvo čia toksai užmanimas, neleis mums greitai žaisti, bet sakau, kovingos rungtynės, viskas gerai, ilsimės, gydomės traumas, einam toliau. Galbūt dar tos aukščiausios pavaros nepavyko jungti, nes ir rotacija sumažėjo, Zotovas apskritai šiandien rungtyniavo, o Briutonas žaidė viso labo porą minučių, kas galbūt ten nutiko, kad iškart buvo pakeistas ir daugiau aikštėje nepasirodė. Ta 5 pavara, tu matai, kada žaidėjai įgauna greitį ir laiko tą tempą. Tai nesvarbu, kad mes ta rotacija mažesnė buvo, patys, kurie žaidėjai žaidė, jie neįsijungė 5 pavaros. Tai nekalbu apie dar aukštesnę pavarą. Tai Briutonas, tiek Zotovas turi menkas traumas šiandien. Briutonas pabandė žaisti šiek tiek, bet sunkiai jam šiandien sekės bėgioti net. Kiek jūs patį džiugina, kad komanda vis tiek laikėsi rungtynės, kurios iš tikrųjų labai sunkios įvertinus, kad visai nesenai pats paminėjote prie Žalgirį žaidė čia išvyka rungtynės prieš Lietkabelį, sumažėjusi rotacija, bet komanda iš esmės savo, nežinau, gal ir valios tam tikromis pastangomis vis tiek sugebėjo laikytis ir net rungtynių pabaigoje vėl pirmauti. Tai kiek džiugina tai, kad net ir gal nežaidžiant geriausių tikrai rungtynių, geriausiam sąlygom, komanda laikėsi ir iš esmės rungtynių pabaiga ten buvo 50-50 ir galėjo laimėti 4. kartą. Taip, tai tuo ir galim pasidžiaugti, ką pasakėt. Čia labai daug ką komentuoti nereikia. Tokios rungtynės mums svarbios, Lietkabeliui svarbios, jos turi vykti lygiom sąlygom. Manau, kad tikrai per mažai turėjom atsigauti. O čia visų valios pastangos, ką šiandien komanda padarė, tai dėkingas esu 100%. Lyginant šio sezono tarpusavio rungtynės, prieš tai buvo 3 rungtynės laimėję, bet visada kovą dėl kamuolių pralaimėdavot. Šiandien ją laimėjot, tai kur galbūt buvo to priežastis? Daugiau prametėm metimų, daugiau šansų buvo atsikovoti kamuolį. Tai ta kova tokia. Tas noras laimėti, tai vienas iš tų dalykų, kur parodo, kad tikrai šiandien norėjom laimėti, bet statistika ne pati geriausia šiandien. Bet Lietkabelis vėlgi dramatiškoje kovoje, bet sugeba galiausiai. Toliau sinoptikų pranešimai apie ketvirtadienio orus. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų. Žemiausia temperatūra nuo 1 iki 4 laipsnių šilumos. Dieną daugelio rajonų palis, kai kur smarkiai, vyraus trumpi lietus. Vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų. Aukščiausia temperatūra nuo 4 iki 6 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro.